Labas rytas, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Be galo dėkingas, kad jūs skiriat savo 5 minutės laiko ir pasiima tam tikrą vertę. Tai šios dienos patarimas būtų toks. Kiek įtakoja mūsų veiksmus, mūsų rezultatus draugai? Po trumpos įžangos mes pasižiūrėsime video iš seminaro, kur aš turėjau garbę paaiškinti būtent tą įtaką, net su gyvais pavyzdžiais. Ir būtent pakeičiant tai, suprantant tai, kiek jūs būtent skyrite su tam tikrais draugais laiko, jūs suprasite, kiek tai turi didžiausią įtaką į jūsų finansinę būseną, kiek turi įtakos į jūsų fizinę, mentalinę, į jūsų santykius. Taigi, pereinam prie to video ir pasižiūrėkim, kas tai yra. Ačiū. Įsivaizduokite, aš esu čia. Ir mano visi pažįstami draugai, tie bičiuliai, su kuriais aš labiausiai praleidžiu laiko, yra, pavadinkim, žemesnio lygio. Aš turiu aukštą išsilavinimą, dirbu vadovaujantį darbą, jis yra galbūt paprastas ar vadybininkas, arbūt santechnikas, arba galbūt jis puikus santechnikas, bet jis tiesiog po darbo eina tik tai gerti alų ir arba į kiną ir jokių seminarų panašių iš šitos nelanko. Padarysim iš karto pratimą. Sakau, bus čia renginys netipinis, rodysim pratimus, daug čia veiksim, ar jūs pritarėt? Pritarėt? Super. Galiu paprašyti Martyną čia. Trumpa situacija. Mes labai mažai laiko turim, tai darysim viską gan greitai. Įsivaizduokit, jis yra tas žmogus, kuris siekia tikslo. Tikslas būtų ta kamera, Aivaras, kur stovi, ja? Tiesiog tokia metafora. Ir jis bandys eiti link savo tikslo, o aš būsiu vienas iš šitų draugų. Eik lėtai, bet užtikrinti. Palauk, klausyk, ten pats picerija atsidarė, kaip gerai. Gal einam? Klausyk, kinas labai fainas. Godzilla, girdėjai? Klausyk, paukštis skrenda. Ir aš buvau vienas. O jeigu būtų 5 tokie žmonės, kurie... Ačiū. Sėskit. Supratot įtaką vieno žmogaus. Mes tiesiog trumpai praėjom, bet realiai, jeigu tu eini per gyvenimą ir aš noriu gal į seminarą kažkokį motyvacinį nuvaryti, perskaityti arba pradėti savo verslą. Baigtų, tau nepasiseks. Girdėjau, čia vienas bandė ir jam visiškai totaliai nepavyko, jam bankrotas. Taigi čia visos vietos išpirktos, visus pažįstami turi. Girdėjai tą istoriją. Baigtų, tavo taip geroj labai vietoj sėdi. Uždirbi 2000, daug kas svajoja. Maksimus kasininkai. Jūs pagaunat tą dalyką? Tai žmonės ką daro? Jie nenori, kad tu ištrūktum, kad tu juos paliktum. Ir tave labai myli. Aš nesakau, kad tai blogai. Tiesiog vietoj to, kad leisti su jais, tarkim, 2 dienas, visą savaitgalį leiskite 2 valandas. Vietoj 2 valandų leiskite 2 minutės. Taip, jūs juos myli. Taip, bet aš neturiu laiko, aš turiu važiuoti. Aš turiu labai daug reikalų. Sorry. Pagaunat mintį? Kas pagaunat, pasakyti aš. Super. Kitas pavyzdys. Galbūt tai bus jau... Ateik čia. Aš būsiu dabar šitoje. Tai yra tu. Ir tie 5 žmonės, kurie yra kaip Aivaras, Asta, Vymintas, Bajorinas, Giedrius ir Vynas ir panašiai. Čia vėlgi bus tikslas, neskubėk. Tiesiog, kad aš galėčiau kažkaip kalbėti. Ir dabar bandyk blaškytis. Tiesiog, eini ir einu čia. Einu į čia. Tikslas tavo ten. Nepamirštų, dėl šito dėjai. Čia yra tavo tikslas. Paganas